sesės. Džiugiu nežinau, po kiek laiko vėl jūs aplankyti. Turbūt keli metai praėjo. Už praeitą sabatą buvau Kėdainiuose, tai pasirodė, kad virš 10 metų. Tikrai buvo įdomu pamatyti, kaip jie laikosi. Ši sabata yra ypatinga tuo, kad jinai yra sabata, bet nežiūrint to, visa Adventistų bažnyčia švenčia 160 metų jubiliejų. Jubiliejų tai, kai prieš 160 metų buvo išleistos pirmosios pamokėlės. Kažkur aš jų paveiksliuką turiu su savim. Aš paliksiu jums medžiagą, perduosiu vyresniajam. Prieš 160 metų buvo išleista šitokia pamokėlė. Jūs galėsite pasidaryti tokią kaip kad stendą, kaip čia galėsite apžiūrėti. Čia yra daugiau informacijos. Toliau šiais metais yra 150 metų, kai susikūrė Adventistų bažnyčia tokia, kaip dabar jinai maždaug yra. Taigi mes turime nemažą jubiliejų. Ir nežiūrint to, mes nežvelgsime šiandieną jubiliejus, bet žiūrėsime ne į pirmą pamokėlį, bet į pirmąjį Jėzaus pamokslą. Ir norėsiu jūs visus pakviesti atsiversti Luko Evangeliją, 4 skyrių. Nemaža dalis komentatorių šitą Jėzaus pamokslą vadina pirmuoju pamokslu. Ir būtent tai yra jo pirmasis oficialus pasakymas tiem žmonėm, kurie 3,5 metų jiems ir klausys. Ir kartais mums žvelgiant į Dievo žodį kyla dažnai bent jau man klausimai, ar iš tikrųjų tie, kurie klausysi, suprato viską, ką Jėzus jiems norėjo pasakyti. Ar iš tikrųjų Jėzaus pasakymai buvo tokie paprasti, kad kiekvienam dideliam ar mažam buvo aišku, kas jis yra, ką jisai sako ir ką jisai daro. Taigi pažvelgsime į pirmą Izraelio gelbėtojo ir ne tik Izraelio mesijo pamokslą ir tuo pačiu, kaip jisai vėliau parodė, ką reiškia jo žodžiai. Luko Evangelija, 4 skyrius, 16-21 eilutė. Ar yra kas nors pas jūsų, kas galėtumėt paskaityti? Visi galite skaityti. Luko 4 skyrius, 16-21 eilutė. Jėzus parėjo į Nazaretą, kur buvo užaugęs. Šabo dieną, kaip pratęs, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą. Apvyniojęs ritinį, jis rado vietą, kur parašyta: Viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė skelbti belaisvėms išvadavimo, akliesiems regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti viešpaties malonės metų. 20-21. Suvyniojęs ritinį, Jėzus grąžino jį patarnautojui ir atsisėdo. Visų sinagogoje esančių akys buvo įsmeigtos į jį. Ir jis pradėjo jiems kalbėti: šiandien išsipildė, ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Ačiū. Taigi, jis paima Izaijo knygą, 61 skyrių, 1 eilutę. Ir jisai skaito ir skaitydamas tuo pačiu, po to, kada jisai paskaito ir atsisėdo, jisai pasako 2 dalykus. Nors jo yra pasakymas labai trumpas: šiandien išsipildė kas? Rašto žodžiai, ką tik jūsų girdėti žodžiai. Bet tas pasakymas reiškia, kad jis pasako 2 dalykus. Jis yra pirma, Mesijas. Ir antra, ką jis ruošiasi daryti kaip Mesijas. Kada žmonės išgirsta gerą žinią, nesvarbu, kokiame amžiuje jie gyvena, jie dažniausiai kaip jie sutinka? Džiaugsmu. Sutinkate su to? Jeigu jūs girdite gerą žinią, jūs normaliai džiaugiatės. Ir dabar Jėzus atsistoja ir sako: atėjo Mesijas. Kaip žmonės į tai sureagavo?
Jie apsidžiaugė? Ar jie apsidžiaugė? 28, 29, 30 eilutės. Kaip jie sureagavo? Paskaitykite. Tai išgirdę visi, kurie buvo sinagogoje, labai užsirūstino. Jie pakilę išsivarė jį iš miesto iki pakriūtės to kalno, ant kurio pastatytas jų miestas, ir norėjo nustumti jį žemyn. Bet Jėzus praėjo tarp jų ir pasišalino. Ačiū. Ar Jėzus nuėjo į svetimą miestą? Ar Jėzus nuėjo pas žmonių, kurie jį nepažinojo? Ar taip? Jisai nueina pas to žmonės, su kuriais galbūt jisai mažas būdamas lakstė kartu. Jis nuėjo pas to žmonės, galbūt ant kurių kelių jisai būdamas mažas vaikas. Ką darė? Sėdėjo. Kad aš skaitau kitą vietą, kur parašyta, kada tėvai nuvedė Jėzų Kristų pirmą kartą į šventyklą kaip vyrą ir paskui po visų tų jį grįžo namo. Kas atsitiko toje kelionėje? Jis dingo. Kiek laiko jie ieškojo? Kiek laiko jie keliavo, kol tėvai? 3 dienas ieškojo, bet 1 dieną jie keliavo. Ką sako šitą istoriją apie tėvus ir apie vaiką? Jeigu jūs augintumėt vaiką, kuris vaikščiotų pas jūs įsikibęs į sijoną, jeigu po 5 minučių jo nėra, kaip jūs reaguotumėt? Dingsta, nėra jisai, nes jis turi būti kur? Šalia. Jeigu tėvai visą kelią, vienos dienos kelią, jo neranda, koks tada buvo Jėzus? Savarankiškas. Nesakau padykęs, nežinau, ar jūs žinote tą žodį, čia pas mūsų daug naudojam, žemaitijai. Jis buvo bendraujantis vaikas. Jis buvo tas vaikas, kuris ėjo ir bendravo su kitais, ir tėvai pilnai pasitikėjo, jeigu jo nėra su mumis, jis yra kur? Jis yra su kitais bendravo. Ir tik tada vakarė jie atranda, ką? Jo nėra net su tais, su kuriais jis bendravo. Ir praėjus daugybę metų jis grįžta pas tos pačius žmonės ir sako, pirmoji geroji žinia yra ne kitiems, bet tiems, su kuriais aš užaugau, kurie galbūt mane augino. Pirmoji gera naujiena. Ir jie buvo labai patenkinti. Ne? Žmonėms, kuriems ateina Jėzus tarnauti arba Mesijas atmeta jį, norėdami ką su juo padaryti. Taigi šitą istoriją pačioje pradžioje sako, kad piktasis norėjo pačioje pradžioje Jėzui atimti ryžtą, atimti drąsą. Ar Jėzus neteko drąsos ir ryžto? Ar mes pakankamai turime drąsos ir ryžto dėl Dievo? Juk pasitaiko dažnai taip, kad tie, kurie turi turėti drąsos, jos netenka kada? Tada, kada jinai reikalinga. Kviečiu jūs atsiversti dabar Morkaus Evangeliją, 15 skyrių. Ir tai yra istorija nuo 42 eilutės. Morkaus 15. Žiūrėdami vienas į kitą, mes dažnai iš vienų žmonių tikimės vieno, iš kitų žmonių tikimės kito, ar ne taip? Ir daugelį atvejų, kritinėj situacijai, mes tikime, kad kiti žmonės bus ryžtingi ir drąsūs. Ir kada žiūrime Jėzaus prisikėlimą, mes tikimės, kad prie kapo anksti rytą ateis visi mokiniai, bet ateina tik kas? Tik tai moterys. Kur turėjo būti vyrai, jų nebėra. Ir mes visi truputį įsivaizduojame, kad pats drąsiausias Jėzaus mokinys buvo kas? Petras. Bet raštas sako, kad ne jis buvo drąsiausias mokinys. Drąsiausias įsivaizduojame, kad Jonas, bet ne Jonas buvo drąsiausias mokinys. Simonas. Taigi, Morkaus 15 skyrius, paskaitykime 42, 43, 4, 5 ir 46 eilutes. Ačiū, Ronaldai.
Jau vakarui atėjus, kadangi buvo pasirengimas arba šabo išvakarės, atvyko Juozapas iš Arimatėjos, garbingas teismo tarybos narys, kuris irgi laukė Dievo karalystės. Jis drąsiai nuėjo pas Pilotą ir paprašė Jėzaus kūno. Pilotas nustebo, argi jau būtų miręs. Jis pasišaukė šimtininką ir paklausė, ar Jėzus jau miręs. Patyręs tai iš šimtininko, jis atidavė Juozapui kūną. 46. Šis nupirko drobulę, nuėmė Jėzų nuo kryžiaus, įvyniojo į drobulę, paguldė į kapų rūsyje, kuris buvo iškaltas uoloje, ir užritino angą akmenį. Ačiū. Kiekvienas iš evangelistų rašytojų vis skirtingai truputėlį, neprieštaraudamas vienas kitam, bet aprašo šitą įvykį, pridėdamas vis truputėlį daugiau informacijos. Jūs galite paskui namie pasižiūrėti šitą visą istoriją. Taigi evangelistas sako, kad drąsiausias mokinys tada, kada ypač to reikėjo, buvo ne Jonas su Jokūbu, kurie nepabūgo pasiūlyti sudeginti visą kaimą, jei tik to nori kas? Dievas. Tai nebuvo Petras, kuris galėjo mojuoti kardu prieš būrį ginkluotų tarnų, bet įsikando ko? Ko įsikando vyrai? Ko vyrai dažniausiai? Moteriški. Tai nebuvo tie likę 8, kurie pabėgo, kada Jėzų suėmė. Jie visi išsilakstė. Ir dabar šioje situacijoje, tada, kada to ypač reikėjo, drąsiausiai buvo visai kiti du žmonės. Juozapas, garbingas, teisus ir laukiantis Dievo karalystės žmogus, ir jo draugas Nikodemas. Ir kol Nikodemas vyksta atgabenti kvepalų, ką daro Juozapas? Jis drąsiai eina pas Pilotą. Dėl ko? Dėl kokios paslaugos? Prašyti Jėzaus kūno. Nes to kūno jau buvo prašę visai kiti. Jeigu Juozapas nebus pirmas, tą kūną paims kiti. Jūs turbūt esate skaitę. Jėzaus kūno prašė mažiausiai 2 stovyklos. Juozapas ir dar kažkas. Taigi, ne tik tai paimti to kūno, kad kažkas tai kiti prašė, bet ir išpildyti rašto reikalavimą 5 Mozės knygą, ir ten yra parašyta, kad sabatos dieną ne joks kūnas tegul nekabo ant ko? Ant medžio. 5 Mozės knyga, 21 skyrius, 22-23 eilutės, jūs galite jas paskaityti namie. Taigi saulėlydis buvo arti. Tad Juozapui ir Nikodemui reikėjo skubėti ir reikėjo drąsos. Kam jums reikėjo drąsos? Kad kiti nepaimtų? Ačiū. Kam jiems dar galėjo reikėti drąsos? Nes evangelistas sako, jie drąsiai, su drąsa. Drąsa buvo reikalinga. Prisipažinti, kad jie su Jėzumi. Prisipažinti, kad jie su Jėzumi. Dar. Prisipažinimas, kad tu esi su kažkuo, dar nereikalauja drąsos iš to pradžių. Sutinka. Jiems reikėjo drąsos dėl 3 dalykų. Pirma, Jėzus buvo nuteistas kaip kas? Kaip nusikaltėlis. Jėzus buvo nusikaltėlis. Antra, jis buvo nuteistas kaip Romos išdavikas. Dabar laikraščiuose perskaitytume kitaip. Jėzus yra teroristas. Jėzus buvo nuteistas kaip Romos išdavikas. Trečia, Jėzus buvo apkaltintas kaip religinis apgavikas. Ir Juozapui reikėjo drąsos pripažinti, pasakyti, kad aš esu su Jėzumi, aš esu su jūsų vadinamu išdaviku, nusikaltėliu ir apgaviku. Man tai reikia drąsos, bet aš nebijau. Todėl, kad aš tikiu, kad jis ne toks. Jis ne išdavikas, ne nusikaltėlis ir ne apgavikas. Jis yra kas? Jūsų ir mano gelbėtojas. Jis mūsų atpirkėjas. Ir jam reikėjo drąsos. Ir kada žiūrėtumėm, jei žiūrėtumėm Jono 19 skyrių 31 eilutę, ten parašyta, kad žydai norėjo jo kūną pasiimti. Paskaitykim tą raštą. Jono 19, 31 eilutė. Jono 19, 31.
pasirengimo diena ir žydai nenorėjo, kad kūnai liktų ant kryžiaus per šabą, nes tas šabas buvo didelė šventės diena, jie prašė Pilotą, kad nukryžiuotisiems būtų sulaužyti blauzdikauliai ir kūnai nuimti. Tada atėjo kareiviai ir sulaužė blauzdas vienam ir antram, kurie buvo su juo nukryžiuoti. Priėjo prie Jėzaus ir pamatė, kad jis jau miręs, jie nelaužė jam blauzdų, tik vienas kareivis ietimi perdūrė jam šoną ir to jau ištekėjo kraujo ir vandens. Ačiū. Ja, ačiū. Pagal įstatymą mes skaitėme, visiems jie turėjo mirti iki sabatos. Negalėjo dėl tos didelios šventės jos palikti ant kryžiaus. Ir mes labai dažnai žiūrime į du pagrindinius dalykus, kurie yra labai svarbus. Pirma, jo mirtis ant kryžiaus, antra, jo prisikėlimas. Ir mes taip pat žiūrime, kaip net ant kryžiaus, kada Jėzus kabojo, kada piktasis ateina ir sako jam, bando jį dėl kiekvieno iš mūsų išgelbėjimo. Nulipk nuo kryžiaus, jeigu tu esi kas? Dievo sūnus. Ar jam pavyko tai padaryti piktajam, sugundyti Jėzų? Ne. Bet jo pasiutimas arba jo noras vis tiek Jėzų sunaikinti nedingsta. Dabar jisai siunčia žydų vyresniosius tam, kad nuimtų šitą kūną ir kažkur padėtų. Nežinau, kaip pas mus, kaip pas jūs, bet Tauragėje yra tokios kapinės. Vokiečių pirmo pasaulinio karo ir rusų kareivių antro pasaulinio karo. Ir ten yra toks vienas kapas, kuris vadinasi, turbūt esate girdėję, nežinomam kareiviui. Ir dabar aš norėčiau sulyginti kapas nežinomam kareiviui su tai, ką Jonas rašo 31 eilutė. Jeigu atsiverstumėm žydų istoriko Jozapo Flavijaus knygą Karas, 317-318 puslapis aprašo būtent tus įvykius, kada žmonės būdavo kryžiuojami ir kas paskui su jais būtų daroma. Arba buvo daroma. Taigi jis rašo, nusikaltėliai buvo laidojami duobėje, kuri buvo skirta visokio plaukio nusikaltėliams. Jėzaus laukė bevardė duobė. Jėzaus laukė bevardis kapas. Piktajam nepavyko jo sugundyti nulipti nuo kryžiaus. Taigi toje bevardėje duobėje ar bevardėme kape jis galbūt turėjo būti sudegintas, kad jo iš vis nieko neturėjo likti. Bet štai tuo metu ateina mokinys Jozapas. Ir tam reikėjo drąsos ir tikėjimo. O kaip yra su mūsų drąsa? Kaip yra su mūsų tikėjimu? Ar mes esame drąsūs, juk iš tikrųjų šiandieną atvirai išpažinti, kad Jėzus Kristus yra mūsų gelbėtojas, reikia ko? Reikia drąsos ir tikėjimo. Ir nesvarbu, ar jums 15, 18, 20, ar jau jums 60. Išpažinti Jėzų Kristų reikia drąsos ir tikėjimo. Ir dažnai, kartais, nenoriu sakyti dažnai, kartais pasitaiko, kad mūsų tikėjimas yra koksai. Aš įsivaizdavau irgi, kad mano tikėjimas yra stiprus ir aš galiu bet kada pasitikti viešpatį. Laikas nuo laiko mano darbė tenka keliauti. Sėdu į lėktuvą ir pirmyn atgal po visą Europą. Ir vėl atgal. Ir kažkur tai dabar nepamenu, kurį čia mėnesį, suvažiavimas buvo rugpjūtį, atrodo. Tai prieš, aš turėjau skristi į Vokietiją, Olandiją, paskui vėl atgal. Ir mums besileidžiant lėktuvas Vilniaus oro uoste, jis nenusileidęs. Paprasčiausiai vietoj to, kad nusileistų, jisai labai stipriai rodė į viršų. Ir šitas pilotas per garsiakalbius pasakė, mes negalim nusileisti, mes turim problemą. Iki to laiko aš galvojau, kad aš esu pasiruošęs bet kada sutikti viešpatį. Mes sureprobavom iš 20 minučių. Man buvo liūdna ir gaila, aš nebuvau pasiruošęs sutikti viešpatį. Iš mašinos išlipti, kai jinai sugenda, jokių problemų. Iš lėktuvo išlipti aš negaliu pasakyti, sustok aš išlipsiu, nes nėra kur. Tu esi ore. Visoje lėktuvė mes buvom 89 keleiviai, buvo kapų tyla. Priešais mus sėdėjo veidavo taip kaip jūs stiuardesė, kuri buvo prisisegusi
jinai ten pasikalbėjo, kažką tu neprisisegė, jos veidas buvo baltas kaip drobė. Jūs galite įsivaizduoti, mes sėdėme 80 su viršum keleivių, žiūrime į ją. Ir kapų tyla ir su manim skrido dar keletą žmonių, mano bendradarbių, šalia sėdėjo įmonės vadovas. Ir pirštai visą laiką va taip dirbo. Tai galite įsivaizduoti, ką tai reiškia. Ir kada paskui mes galų galę nusileidome, po 10 ar 15 minučių pastoviai aš meldžiausi ir prašiau, kad mano gyvybė dovanotų. Ir kad šitų žmonių gyvybė dovanotų. Nes sakiau, Dieve, atleisk, aš nepasiruošęs. Aš galvoju, kad aš esu pasiruošęs ir esu drąsus ir man pakanka tikėjimo. Tada, kada nusileidom, sakiau, Dieve, ačiū. O prieš tai, prieš pakilant su šito lėktuvu, aš nemėgau skraidyti, aš nepakenčiau skraidyti, nes aš visada nešiaus maišiuką su savimi, įsivaizduot, ką tai reiškia. Nes aš nežinau, kas su mano organizmu atsitiks. Kada mes pakilom iš Amsterdamo, aš pasakiau, ačiū Dieve, aš dabar galiu skraidyti, aš nebijau nieko, nes taip gerai kelintą kartą kylu ir leidžiuosi. Pasirodo, kad ne taip paprasta būti pasiruošus sutikti Dievą. Kada mes nusileidom, po 3 dienų aš turėjau vėl sėsti į lėktuvą ir skristi į Ispaniją. Aš į šitą lėktuvą jau atėjau daug paprasčiau, daug lengviau, bet patikėkit, aš buvau toks šlapęs, kad nežinau, kaip mano tauta. Ar mes turime drąsos? Jėzų neįbaugino minios noras nustumti jį nuo skardžio. Jis drąsiai toliau tęsė savo tarnystę dėl žmonių išgelbėjimo. Ir kaip jūs skaitėme Luko 4 skyriuje, Jėzus sako, kad jis Mesijas, ir dabar sako, aš parodysiu, ką Mesijas turi daryti. Ir kaip mes skaitėme savo pamokslę, jis cituoja Izaijo 61 skyrių, kur kalba apie Mesijo atėjimą ir atneštą išlaisvinimą. Ir tai jau Jėzus parodo, kaip jis atneša išlaisvinimą. Ir aš jūs noriu pakviesti grįžti į Luko Evangeliją 4 skyrių. Luko Evangelija 4 skyrius. 33 iki 38 eilutės kalba apie išlaisvinimą. Romaldai, tu pasiruošęs? Prašau. Kartą sinagogoje buvo netyrojo demono dvasios apsėstas žmogus. Jis pradėjo garsiai šaukti, šalin, ko tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarėnai. Gal atėjai mūsų pražudyti, aš žinau, kad tu esi Dievo šventasis. Jėzus sudraudė jį, nutilk ir išeik iš jo. Nuloškęs jį į sinagogos vidurį, demonas išėjo, niekiek jo nesužeidęs. Visi nustėro ir kalbėjus, kas tai per žodis, jis su valdžia ir galiai sakinėja netyrosiom dvasiom ir tos pasitraukė. Ir gandas apie jį plito visose aplinkinėse vietovėse. Ačiū. Turbūt visi iš mūsų žinome tą vieną rašto vietą, kur Jėzus naudoja ir sako, šabas padarytas žmogui, ne žmogui šabas. Ir mes kartais paimam, aš pats kartais paimu ir šitą vietą, sakau, tada reiškia, aš galiu šabą dieną daryti, nežinau, ar jūs suprasite žodį beleką. Ar ne? Bet turime prisiminti, kad ne tik Izaijas ir kiti pranašai kalba apie šabo išlaisvinimą, šabo poilsį. Ir dabar Jėzus kaip specialiai paima 61 Izaijos knygos skyrių ir jis kalba apie šabo išlaisvinimą. Klausimas, ką tada laisvė šabe arba laisvė sabatoje arba šabas žmogui reiškia? Ir čia, kada 33-38 eilutę skaitome, mes randame 3 dalykus, kas įvyksta šabo išlaisvinimo metu. Pirma, žmogaus dvasinis išgijimas. Žmogus buvo išlaisvintas iš kieno galios? Iš demonų dvasių galios. Žmogus buvo išvaduotas. Ir jeigu skaitytumėm Luko 13 skyrių, nuo 10 iki 17 eilutės, ten rastume istoriją apie moterį, kuri 18 metų turėjo problemą. Raštas sako, jinai turėjo ligos dvasią. Randate tokį dalyką? Ar ne? Ir Jėzus jai sako 3 kartus, tu laisva, tu išvaduota. 3 kartus, 12, 15 ir 16 eilutėj, jinai pabrėžia, tu laisva, tu išvaduota. Toliau mes randame moterį, pas kurią ateina Jėzus po sinagogos, 38 eilutė. Dar sykį paskaityti.
Luko Evangelijos. Taip. Į sinagogos Jėzus atėjo į Simono namus, Simono uošvė labai karščiavo ir namiškiai prašė jai pagalbos. Atsistojęs prie jos galvūgalio, jis sudraudė karštligę ir to liovėsi, tu jau atsikėlusi galėjo jiems patarnauti. Ačiū. Taigi pirmas dalykas yra dvasinis išgyjimas. Vyksta kokią dieną jisai? Sabatoj. Antras dalykas, kuris vyksta, tai yra fizinis išgyjimas. Moteris buvo ligos sukaustyta, Jėzus atėjo, ką padarė su ja? Išgydė. Dabar tai yra fizinis išgyjimas. Jinai pagydyta, jeigu žmogus pagyja, jūs džiaugiatės ar jūs liūdite? Aišku, džiaugiamės, ar ne? Taigi, kada žmogus pagyja, tai yra džiaugsmas, fizinis išgyjimas. Ir trečias dalykas, Simono uošvienė nesakė, aleliuja, bėgu dabar pas kunigų, reikia atnašą paaukoti, reikia pasidžiaugti, reikia visiems kaimynams pasakyti. Ką jinai padarė? Patarnavo. Trečias dalykas, kėlimasis arba tai yra tarnavimas. Jėzus taigi nenustoja drąsos, neišsigąsta minios tų, kurie jį pažįsta, bet tęsia savo tarnavimą ir parodo šabo dieną. Išlaisvinimas jis išvaduoja. Antra, atneša džiaugsmą ir trečia, suteikia mums tarnavimą. Štai yra šabas. Tegul mūsų gyvenimą visada lydi drąsa, laisvė Kristuje, džiaugsmas Dieve ir tarnystė jam. 4 pagrindiniai dalykai. Tegul Dievas jūs laimina, tegul Dievas jūs atneša ramybę. Ir jeigu mes būtumėm kaip tos avys, suklystumėm, tegul Dievo dvasia ateina į mūsų širdis ir pasako, mano miela sesė, mano miela dukra, mano miela sūnau, Kristus mirė už tave, grįž į tėvo namus. Tėvas laukia tavęs, jis aprengs, užmaus patį geriausią drabužį, užmaus patį geriausią žiedą, nes jūs ir mes esame brangiai atpirkti komi. Kristus krauju. Nenustokite dvasios, nenustokite drąsos ir tikėjimo. Jeigu Dievas su mumis, kas gali būti prieš mus? Amen.